ką Briga parsivežė iš Turkijos. Aš nežinau, kas jumis labiausiai domina. Ar rūbai, ar kiti pirkiniai. Nu, bet rodau viską iš eilės. Nepatingėsiu dėl jūsų ir apsirengsiu. Kas jau žiūrėt mano Instagramo stories, jau matėt, kad aš net tą patį vakarą parodžiau džinsiukus. Štai taip atrodo tie džinsiukai ant manęs. Už 4 euriukus. Man labai patiko, kad čia yra aptempta ir į apačią platėja. Esu turėjus tokio modelio džinsus, tai labai patiko, bet žinokit, paėmiau 3/6 dydį, bet man jie biški per didelį. Šiaip elastingi labai, tai iš launų labai gerai, o čia reikės jaučiu pasiuvėję, truputį nunešti, bet labai patiko, tai tikrai į Vintedą nedėsiu. Antri džinsai. Šitų medžiagytė nebėra tokia tampri, dėl to man jau ir nepatinka, jau labai apsiveržia, jeigu reikėtų atsisėsti, jau nebelabai patogu. Ir matot, turi tokias šustras kelnių apačias, jas galima dėvėti ir užsegtas, ir nesimato kojos, jeigu norit, galite atsisekti. Žodžiu, matot, kaip aš čia laviruoju. Ir ką aš čia noriu parodyti. Nu, žodžiu, aš jau įdėjau į Vintedą, tai nežinau, ar dar nenupirko kas nors. Ai, ir šiek tiek man gal truputį per trumpos, gal čia labiausiai mane ir erzina, nes mano 1,67 ūgis, tai čia toksai maždaug ant 1,65 būtų geras. Tai dėl to ir įdėjau į Vinteduką. Galite užžiūrėti, gal dar kažką ir kitą rasit mano Vintede. Ten turgui pasimatuoti yra neįmanoma. Sekančios tokios treninginės Nike kelnytės, žiauriai miela medžiagytė, tokia plonutė ir toj parodysiu tą Nike ženkliuką, va. Matot, jisai yra taip gražiai išsiuvinėtas, ne kažkoks priklijuotas ir rašo L dydį, tai žiūrim, kaip ant manęs atrodo. Šitos mano sportinukės, bet aš su jom planuoju po namus vaikščiot, palaukit, bandysiu parodyti, kad apačios matytos. Šiaip irgi nėra labai ilgos, nežinau, jie ten gal žemi žmonės. Ir L dydis. Ir kaip skirtums, ne ten 3/6 per didelė, čia L kaip tik nesuprasi. Bet labai miela medžiagytė, kaip matėt, tai tikrai dėvėsiu ir džiaugsiuos. Realiai aš tų brandų tai tikrai praktiškai nieko nepirkau, tų visų feikų, bet matot, pas mane visi rūbai tai yra tokie paprasti, be jokių kažkokių firminių ženkliukų. Bet tiesiog čia tokie balti marškinukai, nes baltų marškinukų visada man trūksta. Niula, tu te viską žiūri. Tai va, čia tie marškinukai, tokie prailginti gale, bet galima juos aišku ir susikišti, jeigu noris. Ir rankovės yra prisegtos, bet galima ir atsisekti. Nors vasara eina į pabaigą, bet man prisireikė tokios nertos bliuskutės, mėgstuko, tai kitai vasarai turbūt sudėvėsiu, o gal tiesiog ant kažkokios golfelės apsivilksiu. Nu šitas tai, žinokit, jau džiaugiuosi toksai kjūtalas, palaukit, pabandysiu pakelti. Va, ir galvojau, kad labiau persišvies, tai galima net va, ir ant nuogo kūno užsimesti, žiauriai fainas. Kiek? 4 eurus. Ką Lietuvoj už 4 eurus galima nupirkti? Iš padėvėtų jaučių tapatinių nenupirks. Ai, tai va, mano kelnes už 4 eurus ir megztukas už 4 eurus. Tada kojinės iš praeito karto parvežtos už 30 centų, tai aš dabar apsirengus net 10 eurų nekainuoja. Kadangi rodžiau daug, jog yra visokių sportinio stiliaus maikučių vaikam, visokių futbolininkų, tai pažiūrėkit, kokį gražų nupirkau. Tai nežinau, gal kokios draugės vaikui per kalėdas padovanosiu. Čia tai draugės anūkui užsiprašė būtent tokios, su Messi ir su visais užrašais, su skaičiais, su pavardėm ir matot, netgi su išsiuvinėtais gražiais Adidas ženkliukais, čia tokia emblema dar prisiūta. Tai šitas faini tokie. Man bebūnant Turkijoje labai sukaito kojos su kedais, tai buvau priversta įsigyti tapkes. Ir pasiėmiau už tos Birkenstokus. Buvo daug patogiau su jais vaikščioti, tai manau, kad namie kažkur čia prie vietos į
parduotuvėlę apsipirkti, tikrai sunešiosiu, labai graži spalvytė, pažiūrėkit ir tie visi spausti, o ne užklijuoti. Tai manau, kad tikrai sudėvėsiu kaip už gerą. Čia tai žinokit, yra metų pirkinys ir aš pati juokiaus ir mama juokias, bet net ir mama nusipirko Aivars, aš vis nesuprato, ką čia parsivežiau. Bet ten turgui, kaip parodė, tai tiesiog langai blizga. Čia bus mano geriausias pirkinys iš Turkijos. Aš va šitą priemonę jau turiu Lietuvoj. Tai žinot, yra tos kempinės su muilu. Ir pasiėmiau 2 skonių, tai nežinau, vieną gal lauktuvių kažkam padovanosiu. Ir žiauriai fainai yra kempinė ir muiluojas iš karto, nu tau eina su muilu ir pasitrini ir kaip šveitimui ir, nu žodžiu, viskas viename, tai labai faina. Ir jinai Turkijoje man kainavo 2 eurus. Kiek Lietuvoje kainuoja, tai aš nežinau, aš turiu vieną gavus dovanų ir kokiam kainom jos pardavinė nežinau, bet turkiai žinokit, kad jie kainuoja po 2 eurus. Čia tai yra krūva turkiškų saldumynų, tai jų net nerodysiu, visi ten mėgstat viską skirtingai, bet šitie yra tobuli, pistacijų, riešutų, tokia batonėlis ir vien iš pistacijų riešutų. Man šitas yra pats tobuliausias turkiškas desertas, tai aš jau užsiperku, bet toks mažas kainuoja beveik eurą, tai daug nepirku. Draugutį parvežiau. Nu, negi gaila, tilpa į tašelę, dar man tėvienis Birkenstoke atradau jos dydžio ir sako, man spalva visiškai nesvarbu, man po namus vaikščiot. Tai va tokius paėmiau. Namų aplinkoje tai jie tikrai gerai susidėvės, nes šiandien Lietuvoje net paprasčiausiai tapkų už tokią kainą negausi. Pradėjau ruoštis kalėdom. Tokie, žinot, ant stalo įdedi įrankius į vidų ir paserviruoti stalo įrankius. Nu, kalėdam bus tobulučiai. Labai noriu pasidalinti, ką reikėtų įsigyti Stambule. Apskritai Turkijoje yra daug pigiau, bet Stambule yra dar pigiau negu ten kokioje Alanijoje ar Kemere. Nes ten kurortiniai miestai turistam kainos yra 2. O Stambule tai ten tiesiog yra atviras turgus po dangum, nežinau, kaip visas Šiaulių pietinis ir vien kiekviena gatvė yra turgus. Tas šmutkės va galima įsigyti tose gatvėse. O aš prisipirkau krūvą šampūnų, vitaminų, tai viską pirkau vaistiniai. Amerikietiški vitaminai Lietuvoje kainuoja, kiek žiūrėjau, nuo 40 eurų už vieną buteliuką. Tai yra 60 tablečių ir būtent šitos paėmiau Aivarui. Vitaminų ten yra milijonas, tai turėtumėte išsiguglinti, patys išsirinkti, kas jums aktualiausia. Tai aš paėmiau vyrišką stiprinti imunitetą, kad būtų B, D grupės vitamino viename, ten cinkas, magnis ir taip toliau. Nu, žodžiu, kad su viena kapsulė gautų viską Aivaras, nes jis ten negeria po 15 skirtingų. Tęsiant vitaminų seriją, tai čia paėmiau tokį maisto papildą savo. Būtent va šitą, pasižymėkit, jeigu norit, būtent va šitą Nutraxin firma yra turkiška, dėl to šitie vitaminai yra Turkijoje daug pigesni, nes ši yra turkų gamybos. Pasiėmiau savo dėl to, kad nesinorėtų cukraus, kad gaučiau daugiau maisto papildų, kad būtų visi maisto papildai vienoj kapsuliai. Šitas maisto papildas ėmiau ir man ir Aivarui kartu. Energijos bomba, čia išgerus vieną kapsulę, tai tas pats kaip kokius 3 kavos puodelius ar ten energetinį buteliuką, tai jisai labai daug B grupės vitamino turi. Tikimės, kad, žodžiu, dabar jau turėsim daug energijos, kai dirbsim. Trečią pasiėmiau savo, būtent plaukam. Būtų stipresni, kad greičiau augtų, kad atauginėtų tie, kurie iškrenta, kad stiprintų plauko svogūnėlį. Būtent plaukam šitas skirtas, tai aš prisiguglinau, kad šitas, nu, tipo, žiauriai gerai turėtų būti. Kadangi man apskritai labai aktualu yra plaukų tema, nes aš plaukų stiprių neturiu, pas mane yra ploni, greitai riebaluojas, aš kiekvieną dieną juos turiu plauti. Tai žinokit, šitas šampūnas, sakė, yra tobulas. Kaip man seksis ir aš jį panaudojus kokį mėnesį pasidalinsiu savo Instagramo storiuose, tai sekit, paprašykit, paklauskit, kad aš pasidalinčiau patirtim. Ir būtent jeigu perki šitos Bioxin, nusiprintskrynikit ir žinokit, kad būtent šitas reikalingas ploniem, dažnai besiriebaluojantiem plaukam, patį plauką stiprintų. Po mėnesio naudojimo jau turėtų būti efektas. Ir jeigu pirksit, atkreipkite dėmesį, kad būtų čia ne raudonas užrašas, o žalias, būtent greitai besiriebaluojantiem plaukam. Nes raudonas yra sausiem plaukam, tai dar labiau riebalins galvos odą. Aš 6 vaistinės praėjau, kad atrašiau būtent šitą
su žaliu užrašu. Netyčia nusipirkau dar ir violetinę liniją, o violetinė linija yra volume, kad pakeltų plaukus nuo šaknies, kad, žodžiu, būtų puresni plaukai, atrodytų daugiau apimties, bet jie negydo pačio plauko. Jie nepriduoda plaukams stiprumo, jie tik tai pakelia nuo šaknų. Kaip ir tiktų, bet šitas turėtų būti efektingesnis. Vienas buteliukas Turkijoje kainuoja 3 eurus. Lietuvoje apie 15 eurų už vieną tokį pat buteliuką. Taip pat būtent tos violetinės linijos dar nusipirkau ir plaukų kondicionierių, nenuplaunama, kur papurški ir, žodžiu, džiavinkis ir pakels nuo tų šaknų. Šampūnų užsipirkau pusę lagamino iš tikrųjų. Draugė prašė, kad parvežčiau šitą tepalą nuo raumenų skausmo, tai aš apie jį nieko nežinau, tik draugė nupirkau. Tas vienas kainavo apie 3 eurus, tiksliai nežinau. Tai nežinau, ar jų Lietuvoje net nėra, ar jie Lietuvoje brangus, tai net neklausiau draugės. Paėmiau Sinupret, tai čionais bus nuo slogų, kai žiema artėja. Šlapios rankos ir vietėlės, visas pakelis po 7 lyrų centus sumokėjau, tai 15 euro centų už visą pakelį. Pas mus, man atrodo, po eurą toks kainuoja. Nuo gerklės skausmo, Aivaras dažnai peršala nuo kondicionierių. Kojų pleistriukai, silikoniniai, šiaip nebuvo pigus, bet tiesiog nutrynė kojas, tai reikėjo nusipirkti, nes šiaip mano labai probleminės kojas, tai manau, kad aš sunaudosiu. Šiaip patiko, tą vieną pabandžiau, labai patiko. Gal yra ir Lietuvoje, ir panašiai, gal dar net ir pigiau gali kainuoti, bet tiesiog reikėjo ir pirkti. Yra paakių kremas, tipo irgi iš tos Bioxins linijos, kur plaukam, tai irgi jau nuo paakių pajodimo, paburkimo, kad ryte atsikėlti nebūtų patinė, mažina mimikos raukšlės, tiesiog stebuklus tipo daro. 3 dienas išbandžiau, nelabai dar supratau. Šitas veido kremas, nusiprint screeningkit, jau yra stebuklas, jo negalima naudoti kiekvieną dieną, į savaitę tik 2-3 kartus, turi naudoti ir kitus veido kremus. Ta pakuotė, tokia, aš kai sakau, tarybinių laikų tokia tutelė, bet jau sudėtis, tai yra nesveikai gera. Lietuvoje panašų kremo sudėties norėjau pirkti už 9 eurų, šitą mokėjau 16. Gamina kolageną, stiprina veido odą, mažina mimikos raukšlės, nuo aknės padeda. Žodžiu, skaistina veido odą, raudonį nuima, visi tiesiog viskas, ko reikia viename. Ar pasiteisins, lygiai taip pat galėsiu už kokio mėnesio padaryti story Instagrame ir papasakot, kaip man sekėsi naudoti. Ir paskutiniai 2 kremukai, aš apie juos nieko nežinojau, bet paskutinę dieną man pradėjo mesti tiktokus, ten tokia mergaitė lietuvė gyvenanti Turkijoje sakė, čia yra stebuklingi veido kremai, kurie labai drėkina veido odą, geltonas yra dieninis, šitas naktinis, sakė, labai įdomios konsistencijos, aš dar neišbandžiau, vėlgi pasidalinsiu Instagramo storiuose. Tai galvoju, čia nedidelio kiekio, 30 ml, tai vienas tas kainavo 3 gal eurai, 140 lyrų, tai pasižiūrėkit, kiek lyra yra eurais. Tai galvoju, labai bus fainai kelionėm, tokie patogus kelionėm ir apskritai kelionėse iš po lėktuvų, iš po skrydžių oro permainų, ta veido oda išsausėja, tai labai gerai yra daug drėkinti. Tai aišku, išbandysiu namuose, o paskui, jeigu patiks, tai naudosiu ir kelionėse. Žinokit, jaučiu viskas. Dar čia matot vitaminų, bet čia jau kartojasi patys buteliukai, nes aš visų vitaminų paėmiau po 3 pakuotės, nežinot, kad vieną mėnesį išgėrus nieko nepajausi, reikia kokius 3-4 mėnesius mažiausiai, tai aš maždaug po pusei metų kursą, nes dabar artimiausiu metu neplanuoju važiuoti į Turkiją. Ir žinoma, Aivaro kostiumai, kuriuos jau matėt, kuriuos parodžiau. Tai žodžiu, tiek žinių. Jeigu turit kažkokių idėjų, kur reikėtų man nukeliauti, irgi galit parašyti. Būtų man motyvacija ieškoti kažko naujo. Nors šiaip manau, kad aš į Turkiją dar važiuosiu ne vieną kartą, nes visko to nusipirkti, čia aišku kokiem pusei metų. Lietuvoje aš išleisčiau daug daugiau už viską, o vis tiek pirkčiau. Laukiu jūsų subscribe'ų, laukiu jūsų laikų, komentarų ir iki kitų mano kelionių. Ai tiesa, atsiprašau, kad šokinėja čia mano video dabar iš skirtingų operų, bet jau pradėjau krautis viską išpasakojus ir atsiminiau, kad vienam žmogui galima vežtis 10 tokių pakuočių. Skirtingų, aišku, galima vienodų, bet 10 skirtingų buteliukų. Tipo nedaugiau. Ir reikėtų turėti čekius, kai perkat, neišmesti, nes gali oro uoste patikrinti, paprašyti. Ir jeigu prisikrausit ten 40, tai žodžiu, baudelės gali laukti.
o vienam žmogui iki 10 leistina. Jeigu patinka jums tokie video, subscribinkit, laikinkit šitą video, komentuokit, taip žinosiu, kad iš kelionių reikia daryti video dažniau.